Bet žiūrėkit, vat, einu ir vis randu kažkokius tai skurlius, kažkokias tai va tokias šiukšlės. Einu ir vis juos susirenku. Atrodo, jau vat, šitas sodas tai jau tiek buvo aprinktas. Ir vis tiek kas kartą aš kažką tokio atrandu. Ir aišku, susirenku. tą stikliuką kiekvieną atrastą, dangtuką, skuduriuką. Visą tai susirenku, nes man labai svarbu, kad ta teritorija būtų švari ir kiek įmanoma tokia tvarkinga. Nu, vat, žiūrėkit. Nu, čia vat viduj, matot, čia po žeme. Aš dabar dar be pirštinių išėjau, tai paliksiu tą krūvelį ir paskui ateisiu maišą atsinešiu ir pirštinės. Bet, nu, vat, tiesiog nenoriu, kad tokių dalykų būtų, tai vis tai einu, atrandu ir vis paimu. Bet kas mane varo vai nevilti. Kažkokie skuduriukai. Ai, čia vyras, praeitą kartą jisai kai šienavo ir matyt užkabino ir čia yra išdraskytas tas skuduras po visur. Ja, taip ir anoj kitoj pievoj irgi taip pat buvo. Bet ką dar norėjau pasakyti jums, žinokit, aš nežinau ką daryti, pavyzdžiui, šitą mano Anytą pasodino šilauogės, iš kurių irgi nieko čia gero nėra, nu bet okei, tarkim, gal čia tikrai šitie metai tokie, dėl to ir nėra nieko. Ne tame problema. Problema, kad kaip jinai pasodina. Aš, žinokit, tikrai neprofesionalas, čia taip gal ir reikia daryti. Čia gal aš čia visiškai nenutokiu ir aš neteisė esu. Bet, nu, tai jūs pažiūrėkit, jinai į tokius va plastikus, juos, nu kaip čia, patiesė tos plastikus ar ne, ant viršaus juodžemis ar kažkokia speciali